Matytas garažas, matyti aksėdas. Kažko vairai į kairę traukia, reik pasūriu užsukti suvedimą pasidaryti. Tai ko nieks nepasitiko? A? Ko nieks nepasitiko? Zdarova. O, visi svarbiausi. O? Pasiruošę. Realiai tai pasikėlė, tu čia kad susitvarkyti mašiną, langą sutvarkyti, ledinį apšvietimą. Šiaip jo, langą keičiau, bet dėl viso pikto, to prie papašio įvarė. O iš tikrųjų tai pasūri žiauriai norėjau atvažiuoti, nes vyksta reikalai. Pakeitė spalvą BMW. Va jo, bolidas. Ir laukia kažkokių pokyčių, ne? Ačiū Dievui, kad nepakeitė spalvos. Laukia tik tie pokyčiai, blėt, neaišku, kada įvyks dar. Dabar dar tik perkam, viskas. Tai jau pokytis. Jau pokytis Jo. yra. O klausyk, tai kas dabar bus? Nu, BMW motoro atsikratom jau, gana užtenka, sakiau. Tas jo, patenkintas. Ne, tai dar aš važiuosiu. Tu turi būti patenkintas. BMW motorai žiauriai gerai, pažiūrėk, kas vyksta. Kaip sakiau, naują Supra, susidėjo BMW viską. Jo, Uris penkta sako, sudrytė. čia sako, aš paimsiu atvirkščiai padarysiu, į BMW įvarysiu tą, ką Toyota turi geriausio. O ką jinai turi geriau? Padabok. Pans Juozas. Du tik Sveikas, porelį Juozai. jau. Sveikas, Juozai. 2GZ. Tai gerai, tai dabar turėsi 2 BMW-us, jo? Ar kas čia bus tais BMW-us? Kodėl dar vienas yra? Pardaviau savo motorą žmogui. Mainų reakcija vyks. Mainų reakcija, kai sakant. Ir paprašė, kad įdėčiau, nu, tai to pačiu ir įdėsim į šitą BMW. Tai dabar tavo variklis... O, Mano Egidijau. variklis Labą pas dieną. mane. Žiūrovai. Kol kas. Dar kol kas pasūrė, o tuo jie Jo, įsita raudoną BMW. Visa mintis keliauja šitas daiktas, ne, tavo į šitą kabriką. Jo tik dabar ne taip mašiną sustatė, šiaip realiai Uris turėjo mintis, pradaro kapotą iš savo, įkrenta. atleidžia varžtus ir nukrenta variklis, bet sakė į bagažniką dabar dės. Irgi variantas. Į kabrikiuką irgi, ne? Taip. O ką jis žmogus tiesiog nori pasigreitinti automobilį ar kažką Ja, irgi? noriu pasigreitinti. Jis iš Norvegijoje. Norvegijoje ta mašina registruota. Tai jinai tenai važinės. Prieš atsikratant savo variklio, papasako, ką tu dabar turėjai, kas pas tave padaryta, ten buvo motorgalių laidoje, šiek tiek ten parodė, bet trumpai čia galim plačiau biškį papasako. Ten pas tave... Nieko standartinis variklis ir užpūstas vienu barūnu. 2,5 plyta, ne? 2,5. Nu, vieną barą pūsdavo. Kuris ten tas M50? M52. B25. Ir turbina nuo ko? Ką aš žinau, nuo ko ta turbina? Kolsetas. Radai, ne? Tai Šiksas 40. Čia taip, čia pasi einant, žinai. Ai, turbina, okei, čia. Bet nespardykit. Kiek man kainavo šitas spyris? Šitas spyris tau galėjo kainuoti 300 eurų. Oho, jis Bartas spardu? Beis Barta, tai atsiprašau, Bartas tai yra Fiatas, 300 ne? eurų, ką nusileidau. Nu, paremsim projektą. Vis tiek kainuos čia normaliai jaučiu. Jo. Biškai bijau pradedu gailėtis gal, bet... Pinigai uždirbami. Projektai. Čia turbūt ne vieno iš mūsų klubo, žinai, paklausus gale, žinai, tipo, ar nesigaili, nu, pinigais paėmus. Gale. Gailėsi. Tipo, jau taip galvoju, jo. Viskas gerai tada. Bet dabar tai kol kas tai taip skaudžiai. Tai aš įsivaizduoju, jo, čia reikalai. Nesigailėk, praradęs, nesidžiaug suradęs, sako, žinai, tai. Tai matai, suradau, nesidžiaugiu kol kas. Nu, tai man nesidžiaug, tai ir nesigailėk, praradęs tą tuos. Ai, tuos praradęs nesigailėjau. Net, viskas gerai, dabar pas Uri vyksta veiksmas, tikrai matom daug storiukų, atvažiuoja Hebra, darosi suvedimus, šito jau nespirsiu, nes vėl minus 300 bus. Čia vienas daiktas. Čia ką prilėtimi, minus 300 visur. Ai, tai galiu antrą. Dar nekalibruota. Dar vieną kartą galiu įspėti. Realiai iškalibravai jau akį. Jeigu ji ir buvo nekalibruota, dar labiau iškalibravai.
bus bent prasmingas kalibravimas bus prieš tai toks, žinai. Gal ir nereikėjo, dabar tikrai reikia. Tai va, turbina neišduosi, kokia, kas dar pas ten įdomu. 30 Golsas. Krašyksas 40 Golsas. Hybridas. Buvo. Ir bus. Ir bus, tik kitoj mašinai. Jo. Ir daug ten, tai kaip BMW turėtų tiesiog, ne, plug and play. Tai iš tokio pačio išėmė tokį patį idėją. Ten biški turbos padėti reiks pakoreguoti, bet čia manau, kad čia... O kaip su priekį? Tu pas save biški koregavai priekį. Tai aš labai norėjau elektrinių ventiliatorių, sudėti kaip gamykliškai viską padaryti. O čia tai dėsis kažkokius, vėl kaip aš anksčiau važiavau su 2 spaliniais. Nes dabar pas tą 90 stovi. 60. 3,5 dizelio. Tau reikia, aš galvoju, tik tai jį apsukti apačioj, kaip priekį, kad būtų varžtus atsukai. Tai aš sakau, tai dabar kalbėjom. Eigi, tu telefonu kalbėjai, kai mes čia viską... O, išėjai. Ten svarbiau kažkas skambino už mus. Kaip pas tai čia white bodies, tu esi gerai ten kažką daręs, ne? Papasakok. Ką aš prisidaręs, ko nusikaltau? Nuo Z3 dėjęs tiltą galinę, ne, kad tik tu? Nuo Z3. Jo, ir tau išsisprendė, ne, tada... Rastavkų problemos išsisprendė, dabar nėra rastavkų niekur, nei priekį, nei gale. Jo, o pas tai išplatinimas, gal žinai, kiek pas tai white bodies? 7 cemais. Į kiekvieną pusę, ne? Išplatėjęs į kiekvieną pusę, o dabar važiuoklį išplatėjo 8 cemais. Su žvetkės tom, ne? Jo, ir dabar biški užtat mane telpa 285 padangos, tai... Vėl bėda. Vėl bėda, bus tam atlikti darbai. Kadangi jau bus atlikti darbai, remontai, tai bus ir bodžio remontas. Biški darbo, biški. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau klube vyksta rimtas projektas. Iš jau taip žiauriai gero projekto, kur... Čia tokia, žinok, jeigu paieškotum, tai neužtektų dienos. Aš juokauju, čia, žinai, čia tos, kaip sakant, randai vyriški, kur puošia. Nes kas matė video, Uris tikrai kovoja su šitu nelabai buvo gailimas, prieš visus šitus pastatymus. Vienintelis, kas moka driftuoti pas mus normaliai ir net tokį dar daiktą turi, kur eisim paskui pasibandyti. Tik neįrašinė, kai bandysi. Tik Uri, kai gaunasi, žinai. Nebent Uri galėjo. O prieki, kad gauti tokį išnešimą, ten kažkas... Tai ten išsukimas jau, bet jau jisai senai buvo sudėtas. Su išsukimu gavai platesnę, kaip sakant. Gavau platesnį ir vėl automatiškai netelpa į bodį. Ir vėl netelpa į bodį. Tai dabar vėl ir priekis. Tai darysis visas ir priekis. Išvada, kad per maža mašina. Per maža mašina. Jeigu niekas netelpa. Aišku, kiek čia to kabriko yra? Dieve. Tai nedidelė yra. Taip. Int kokį. Tai yra laukia kiaulė, tai... Ten dar vienas, dar amžinas projektas. Dabar dėl šito Juozo dabar, aišku, kiaulė dar pavėsyje pastovės. Bet kiaulė vienintelis privalumas. Atvirkščiai bus? Tai čia tai kiek pinigų investuoti, ten tai jau nereikia daug investuoti. Ir kiaulė privalumas, kad ten... Kiaulės, matai, detalės jau laukia. Bendras projektas, ne, lyg ir... Ten bendras mūsų. Tai lengviau kelti, žinai. Ten kovinė. Ir tos jau negaila bus. Jau šitą kaip susitvarkys bodžiai, viskas jau gal taip jau nevažiuos. Pagaliau. Nes tikrai gaila būdavo žiūrėti, ne? Nes karočią, mums labiau iš tikrųjų gaila iš šono žiūrėti, kaip šitas kabrikas atlaiko kokius krūvis negu jam. Ne, man negaila visą. Jo, ypač kai gaunasi. Iš tikrųjų, kai matai, kas gaila, ble. Tai gaila. Ypač kai matai, kai jam gaunasi, tada, žinai, fainai. Jeigu matytum, kai ten, žinai, kokį bloką nuglosto ar kažką, tai jau nebe... Matai dar... O tai čia tu galvoji, iš kur tie randai čia? Matai, mums biški skiriasi ir glostai kažką. Man brangesnis yra gailėjimas. Truputį biški, nenueisiu pas kokį gadycą, nenusipirksiu kokio. Pažiūrėsiu, kaip šitam nusipirktum irgi. Nieko nėra irgi jau. Jau. Bet vienas dalykas, kad jo tikėti negalima. Kai jisai įsidėjo šitą paskutinį plytas motorą, ne plytą,
Tai karočią tada jis labai gerai sakė, įsidėsiu, nieko nedarysiu, normaliai važinėsiu, viskas. Aš normaliai važinėjau. Ir patikom. Iki kada važinėjai normaliai? Nu, vieną išvažiavimą buvau padaręs. Vieną išvažiavimą. Taip, karočią šitą dabar įsidės, sakys, ne, tai net su kiaulė lakstysim. Žiauriai džiaugiuosi. Va dėl šito dalyko. Tai žiauriai džiaugiuosi. Tai dabar... Nors buvo, karočią kalbų, kad sakė, kad ne kaip čia į Vokietį įdėsi Japoną. Nu, aš taip žiauriai. Aš žinau, kertinis momentas buvo, kai Japonas įdėjo į 5 Supra vokietį. Geras kurioje vietoje? Ne, lemtingas toks, žinai, lemtingas momentas. Tada... Pastaisai laiko. Bet šiaip tai nėra blogas ir tas motoras. Ne, Tai labai geras netgi. Taip? Bet dabar sakė, Šitas viskas čia bet tik ženkliukas Toyotos, nu tai come on. Bet ar geras BPM8 variklis? Aš nežinau, aš pats jo... Jau nežinau. Aš kiek girdau. Geras, taip? Jo. Nu tai važiuoja, Ne, pats motoras BMW geras. Bet kaip jam sunku ištarti kažką. Antras dalykas, Kebra, kiek laiko tas motoras yra? Keletą metų, nu, Kiek bet... jis gali? Kokie 4 turbūt? Ne, 17 ir 18 išėjo pirmą versiją. Po kiek metų išiškėjo Juozo, pavyzdžiui, visi gerumai, privalumai? Pažiūrėsim po 10, bent 15 metų. Gerai, susitikim. Bet dabar, žinai, jau... Ne, Ne, tai faktas tas, kad jau taip nedaro, ilgamžių nedaro, tai daro viską. taip, varytų, daug kilavatų. Ne, bet važiuoju su jais. Ilgamžiškumas, tai faktas. Tai gerai, kaip buvo yra, na. Jo, viskas ten su juo gerai, svarbu, žinai... Jau džizeko. Tai man patinka, motoras tiesiai stovi, žinai, nepasviręs, kaip pas BMW atkampų visą laiką. Ir man Tipo, atrodo- ir tas BMW variklis šiek tiek... Visi BMW varikliai, na, ten nežinau kiek. O jis BMW turi iš vis ar ne? Nu, mano tai Pas jį- abu... Pas į V8. Pas mane abu blokai... Jie abi pusės pasivės. Abu pusės pasviręs, Tai, mano, nu, tai tai- žinai... O šitas Apie BMW tiesiai šneka, viskas. nieko nesuprasdamas apie BMW. VV. Tai ten visą gyvenimą pas BMW taip guli. Guli tas. Nu, aš matai, eilėj tik tai dizelį turėjau, tai... Tas pats, nu. Aš galvoju, kad gumos išplyšė. Irgi būna. Gerai, dabar apie šitą grožį papasako. Tai kas... Aišku, visi nori 2JZ, ne? Nu, tokia kaip ikona. Ne. Ikona yra. Nu, vis tiek yra ikona, ne? Ta RB26 ir JZ, 2JZ visada buvo toks kaip, žinai, forumo mūšiai, kuris geresnis diskusijose ir tikrai driftė labai populiarus variklis. Yra tų komparisonų, daug yra jų, nu tai darė vieną šalia kito, vieno tas stipriau, kito tas stipriau. Taip, vieniems garsas vieną patinka, kitiems kitą. Ne, garsas tai tu čia nenusišnekėk iš karto, gali net pačių džeizistų pasiklaus, kad... Arba aiškės garsas. Nu, Hebra, ne vieną žinau, kuris važiuoja su džeizis, sako, nublemba, sako, po arba sako, norisi tą duslerkę, sako, nupjau. Kokia Ne, šypsena pasirodė. bet stipresni kas kanalai didesni pažeiziakai yra ir dėl ko, sakai, populiariai, dėl ko visi nori, prieinamumas daug didesnis yra. Daugiau modelių buvo išleistų. Ne, tu pasne, nu tai ir kiekybė jo daugiau yra ir Iš prieinamumas. tikrųjų, tai gal. gal labiau resursas. Nes sportė Zarbeškės nuo jos nelaikydavo. Ten iki tam tikros ribos arklių ir viskas. Ir paskui ten... Jeigu jos nelendi, jo. Ir pagaminta tikrai turbūt. Ne, tai jo, tai ta pasne, tu arba tu gali gauti tik tai tu išusim, tu pasne iš vis iš kitur. Čia taigi ir europiniuose, ir japoniškos, ir amerikietiškos automobiliuose ėjo. Ta pasne, kiekybė yra jų tų variklių belė kokia. Taip. Palyginus, aš nežinau, santykis buvo, kažkas Hebra sakė, kad ten vos ne prieinamumas vienas džizekas gal prie 50 arba aišku prieinamumas yra rinkoje. Aišku, dabar sumažėjo, jų išdaužė mūsų visi tie, ne mūsų viso Europos dipteriai jau. Kas nori, tai randa, žinai, kaip sako. Tai faktas, kad randa. Bet Aišku. turim kai seniau buvo, koksai ant kiekvieno kampo tų džizekų. Ne, tai anksčiau turbavus susimdavo. Jo. Labai retai. Paskui baigėsi turbavį, pradėjo pirkti atmosferinius. O atmosferikė kiek jinai laiko? Jinai 500, kokius 5 PM laiko standartinį. O nori daugiau sukti, viskas, turi lysti vidurius, kaltiniai. Viskas. Bet sakai, atmosferinis. Bet... Nu, čia yra atmosferinis variklis. Čia atmosfera. Tai žinau, bet uždedi turbą. originalas šiaip nesiskiria, ne? Tik kad su turbina. Ar skiriasi ir blokas? Skiriasi. Kanalai ne. Kanalai skiriasi, vėliavėlė skiriasi, viskas. Nu, Va, įdomu, va šitokius įdomu Stikliai turbūt, skiriasi, stumai skiriasi. Nu, viskas skiriasi, viskas tvirčiau. Aha, geras. Tai vat, vienu žodžiu, atmosferinį nusipirkus, viskas jau realiai, jeigu nori daryti turbinį, turi lysti vidų. Nebūtinai. Jeigu tau užtenka 500 arklių, Yra riba, aha. tai dedi ant standarto ir važiuoji. Ok, tai ką paruošęs šitam savo
Širdeliai. Viską dėsiu dabar kaltinį. Turi kažką parodyti? Neturiu nieko, nes viskas dar tik užsakyta. Ir... Nerodė, internetą įlendė. Taip, gali parodyti apmokėjimo, aš turiu. Gali parodyti apmokėjimo, tą, žinai, tipo, kiek pavedimą, žinai, padaryta, kiek išskrido. Tu nelyši į šeimos finansus, gerai? Taigi žiūrovam įdomu. Neskaičiuok svetimų pinigų. Ir tada dar žiūrovam įdomu, o kiek rys 100 km? Jau po visko. Nežinau. Matysim. Man Kaip aš atrodo, galiu pasakyti, klausimas būtų, kiek rys vienam pravažiavimui. Šviesos akimirkai, kiek bus. Jau baką 100 litrų reikės dėti kokį ten. Yra naujas dėžiai. 100 litris? Jo, Antras. kontrabandai pasato Antras. paruošęs, veždavo kontrabandą 100. Tu svajojai ir kelt žiūrovų, svajojau, Dudžiai, norėčiau, matom ir, tarkim, Norbė darosi kažką irgi, net ant supras, tai pirko atmosferinį. Tai taip, dabar daug kas, Jo, bet vat, pinigais, vis, apytiksliai, ne, to kaltienų, aš manau, irgi visokių yra, ne, viena firma, kita firma manau, gamina kad tai geresnė, faktas, prastesnė, kaip ten Aš girdėjau labai dabar gerą tikiuosi, kad į kokią, į 12 tilps. Tik motorą pasidaryti. 12. į 12 grikių maišų. Tai. Tai būsiu patenkintas, nes pagal taip, kaip dabar, kiek čia investuoju, tai jau pradedu abejoti, ar tilpsiu, bet labai tikiuosi, kad tilpsiu. Čia rimti reikalai. O ką tu galvoji? Skelbime, 6 gabalai variklis, perki, bam, įdedi su vyrais. Tai variklis čia mažiausia, tai... Kur ten mačiau, Tai variklis nealkoholinis sidras. Kaltiniais tu mokliai daugiau kainuoja už tą variklį. Taip. Taip, va. Čia patį tą kevalą nusipirk šiais laikais nėra brangu. Pačia, stumais švaistikliais, man atrodo, 2 su biškiu. Ja. Tai vištukos švaistikliai. Ne, čia... Nežinau tiksliai, nes... Čia perki jau dėvietą daiktą, ten viskas nauja, kokybiška, nauja. Čia bus viskas, pilnai naujai variklis perėtas. Tai ir visas kaltinis, su špilkom. Ir tu su pasap sako, pradėjot sukti 5 ten į ratus. Yra tas, tai čia plus 100 skaityk. Ne, nesvarbu, bet žinai, o daroma realiai tas, kas susidės, ten beveik iki štukos arklių laikys tas, kas bus apačioje. Tai žinai, čia bus 5 ten į ratus. Žinai, kaip bus. Ant stendo suks, o žiūrėk kyla. Ai, dar papušinam biškį, čia kyla kreivį. Transmisija nelaikys. Tai kam įdomi ta tavo transmisija? Varikliai reikia patikrinti. Gerai, žiūrovom įdomu, gerai paklausė, kokią dėžę pas tą dabar ir kokia bus su juo. Tai pati paprasčiausia ir pati šūriniausia, kur niekam nelaiko. Jo, ten dydžio, kaip 4 golfo. Čia savininkas raudono BMW, neklausyk, čia tau gera ta dėžė. Ne, tai jisai žino viską. Jisai irgi dabar šešibėgę dėžę dėsiu šiam. Kitą dėsą, ne? Taip, šešibėgę. Bet tai vienu žodžiu, tavo variklis niekam nelaikydavo, man laikė kokius 5 metus. Kaip aš važiuoju? Spardant sankabą. Ne, tai aš spardau, bet su protu, kaip sakė. Matėm. To stiliaus, važiuosiu kol sulūš ir taip po 4-5 metus, žinai, kažkaip nelūžu. Tipo, pirksiu džizeką, kai sulaužysiu tą nelūžtą, žinai, tipo, ką daryti. Tai... Bet klausimas man labai įdomus, kas vyks su pusašiais? Tai pradžiai tai dabar važiuosiu taip, kol sulaužysiu. O pusašiam yra alternatyvų. Yra alternatyvų darėsi. Čia mažiausia. Pagal mano dabar tiltą aš gali būti, kad 302 netgi BMW i7 to na V8 kažkaip su pusašiu sudėtais. Nes dabar šitie standartiniai pusašiai per adapterį eina, nes jie per trumpi. Tai 3.2 turėtų laikyti. Nes 3.4 tai yra tokie patys. Bet tai šitie daiktai.
Ar, ta prasme, nauja? Yra naujų, naujų nupirktų, gamintojų? tai- Jeigu šneka, trim antras, trim ketvirtas, karoči, aš galvoju, kad jis jau čia nori dar japoniškų detalių įdėti. Nesišypsok, čia mes vėl į BMW Ką? pasaulį grįžome. Gerai, grįžkime. Tai mes nieko neišėjom. BMW pasaulyje. Tik tai, va, ta dėžė šešiabėgė turėsim kaip laikyti, žinai. Nes šešiabėgė tas nuo 2 litrų dizelio, tai jinai silpnesnė biškite. Čia rulė. Bet su mano važinėjimu aš tikiuosi, kad laikysiu. Jėtų nelūštų tikrai. Čia rulė, tas bairis, kaip prieisi prie kabriko, nema gražiai padarytas, viskas išpūstas, raumenų prieini dar arčiau. Kažko tai Japonų atsiduoda. O tai ką nori pasakyti, Japonas smirda, ble, kad čia dabar Ne, aš nebuvo. turiu omeny. Savotiškas, žinai, Iš gerosios pusės. sakurom, žinai. Ar buvo klausimas, čia dabar žiūrovų klausimai. Mindaugas BRZ klausia, ar bus sakuros, ar bus sakuros. Svaraininė. Svaraininė. Svaraininė nebent. Mindaugai nebus. Nebus Sakau, svaraininė Svaraininė. bus. Kai susidės bus Nes svaraininė. spalva tai svaraininė. Tai bičias dėsis kitą dėžę, savo jau kažkas suorganizavęs Jo, prie to variklio. Tokią pačią šešiabėgę irgi nuo kem 6 atsivežęs. Kaip aš dėsiu, tokią pačią. Supratau. Tai aš jam pirmam įdėsiu, pažiūrėsiu, kaip padarysiu tiltelius. Ir tą pačią dėžę tu džiuzekų. Ir tokią pačią dėžę. Ten kokią sakė variklio? 2 litrai dizelio, kem 6. Šešiabėgė. O kodėl netarkim kokių 3 litrų nėra? Yra, bet labai sunku talpinti. Dydis, Labai ne? didelis, planai plati labai. Šitą vietos ne kaip Varpas pastoviai. didelis ir netelpa į tunelį. Nu, telpa turi išpjausti ten virint, bet aš nelabai noriu. Noriu palikti kuo labiau. Nu, Nesugadyta tokia buvo. Jau tai pagadytas, bet jau užtenka kiek galim. Žiūrėk, o paskui su tuo adapteriu, pavyzdžiui, to alternatyvų bus kitokia dėžė. Sakykime, pamatai, kad tau nelaiko, nes tu atsuksi 6 arklių. Nu tai visas BMW dėžės, tai eina ant 6 cilindrų. Tai tas ir tvarko, tą adapterį, kurį tu džiaizų įmi, tai jau... Tai dabar adapterį, nežinau, daro tai, kad BMW dėžės eitų. Tai, nice. Ai, tai jau eina didelė gama jau dėžių, ne prie to adapterio. Nemačiau aš jau, žinau. Ai, super. Aš tik tai moku pinigus, o jie daro. Gerai. O ką daryti? Kuris moka pinigus ir muziką užsako. Ja, aš kaip prie variklių nelendu, nemėgstu, Tai čia ne variklis dėžė. tai aš ten ir nelendu. Ai, jis laužyt moka tik dėžę. Da. Yra kas moka daryti, va ir daro šitą dalyką. Aštunkojai kokie. 6 kojas. Šešiakojai. 7 kojas. 6,5 kojų. Pasinkojite, mažytė tai. Čia muzikos instrumentas, kas čia? Ja, fleita. Žiūrėjau, škotiškas dudmaišis. Čia, Kudutis. čia gal darė visiems žinomas, Ne. ne visiems, nežinomas. Žinomas darė. Niekas nežino, net aš nežinau. Nežinomas, nenustatytas, naunėjimas. No, ne. Naunėjimas. Bet tas, kur žinomas, tai sakė visai neblogai. Neblogai, ne? O žinomas, ką nors darys? Ar jau pridaręs normaliai jau? Ne, sakė, jeigu reikės, padarys. Gerai, toliau kaltiena, kas toliau vyks? Kas nieko, dedam variklį, važiuojam. Ant stendo. Turbo, kas per turbo? Pulsarą dabar užsakėm. Turbo, nuolinė. Kiek ten milimetrų? Įėjimai, išėjimai. Daug. Nepasakysiu, bet nežinau, ar tai Nepasiruošęs. kelintas. Gal Tu neslikęs namų darbų. 50. Aš klausimus, va. Nežinau, iš tikrųjų, bet Jeigu tau ir už mano pasakysim kamerą tuos... panaši, gal biški didesnė, ne turbo. Golinukė. Nu. Aš labai norėjau, kad jinai, išnaudotų save pilnai. Kad būtų, ten kaip planas buvo 600 atsisukti. Aš tau sakau. Pradėjom iki pokalbį 600. 500. Ja, 5 iki pam. 600. Pažiūrėsim dar už 5 minučių, kiek ten. Tai, kad Tai jinai tie būtų išnaudotas. 9 pam, manau, skamba gan racionaliai ir daily drive'ui pats tas. Nebus tiek tikrai. Žinai, kaip bus? Man reikia, kad biški ir laikytų resurso, kad būtų. Sakys, žiūrėk, kokias turiu 3 knopkės, žinai. Spaudi 3 programas, Ne, žinai. bus 2 knopkės, ne 3. 2 knopkės. Taip. Taip, į priekį ir atgal. Ir 5 programas perbėgsi, taip? Bus 4, kokie 100 ir 6. Low boost ir high Low boost. boost ir kas, bet viskas užsakyta. Dar ko nesu užsakęs, ankabos nesu užsakęs. Pagrindinis turbūt irgi dar didelis Ir- išlaidos. Kur išsakinys? Iš Lietuvos. Išskelbiu LT. Reklama. Alio, Ja, būdavo laikraštis dar jaunystėje. Nori. Su motoru bus. Mašinų skelbimai tokie. Nori. Mažiukai. Noriu, ne?
Blemba, kiek prasvajota ten atsijodu. Kiek jis pravartytas. Kiek ten su draugeliai susėdė, čia nesupras dabartinė karta, bet Ne tik mašinų, atlankiai, viskas. nusipirki tokį laikraštį jodai baltą. Ir didumas, va tokie skelbimukai ten, Ford Sierra, žiūri, žinai, ten tokių metų, be nuotraukų, be nieko, rinkdavai mašiną. Ne, tai rimtai dėdavo su nuotraukom, nes kainuodavo su nuotraukai kelti. Tai Bet ten būdavo dar juodai pas balta, mus kad tokie, ten pamatai, ten vienu žodžiu. Pamatai bent siluetą. Jo, siluetą, jeigu nežinai. Tai ir svajoji Golfas 2, Ford Sierra, kas tada žiūrimiausia. Aš tuo metu, jo, E30 kabriką galvojau, jeigu turėčiau, tai būčiau Petrašiūnuose ten. O tave įsėmė Uris ir nurungė. Ir nurungė. Petrašiūnuose turėjo ir turi dar kabriką. Ir turi, o aš pirmą mašiną į Mazdą iššokau ir iš tikrųjų GDM-as. Pradavė velnį dušę. Jo, iš tikrųjų smagas tas japoniškas mašinas ir varikliai. Tai Jau čia koks 1.6 buvo cielas, ar 1.3. 1.8 GT. Oho, nu tai tu čia aukštai šokai. Buožė Čia kaip buvo, pirmai mašinai. Buožė, tai ne? Nėra neliūdė, gal ateiti šalia. Nusipirksi vėl Mazdą. Atsiras. aš labai norėčiau. Dabar turiu vokietį, turiu amerikietį, tai trūksta tik japono į kolekciją. Tokį, žinai, visą trijulę. Tai kokia... Šventa trijulė. Priusą kokį, ne, tau reikia, Kinietišką ką? nusipirkti. Ką tokia? Kinietį kokį gali nusipirkti? Ne, tai Jau turėjau aš. Priuso jam reikia tada. Nu, Toyota, nu. Priusą. Nu. Aš pasakysiu, ko tau darai. Darbų pabaiga. Norėtum kitam sezonui, ne, turbūt? Norėčiau, noras toks dalykas, žinai. Nu, Ir ir manau, kad nebus kitam sezonui dar. Dar kitą vasarą reiks pavažinėti. su Prius. Su va. Šitą daiktą. Kur yra? Irgi tau jis. O aš geresnę mintį turiu. Tu sakyk, biški nepavyko, ten biški variklį įdėti, dar turės vasarėlė, jis pas mane pabūti, Na. žinai. Reikia. Jo, reikia. Tu nežinai kaip. Tu žinai, į Norgus grįši, kažkas tau sulūš, kas tau ten tvarkys Norgai, mokėsi šaibas, aš turiu protestuoti viską. Ta pati mašina, kurią matom čia ir driftė varo. Šiaip geras modas pasidarė, ne, kad galėtum su savo mašiną važiuoti. Padarė. Padarė žmogus, ne? Žmogus, jo. O ką be lenktynių ekrane, ką dar čia veikia? Iš va, ko? matai. Uris Garaž, va, kas čia per pavadinimas, kas čia vyksta dar per stebuklai? Nieko, nu, suvedimus darau. Automobiliams. Bandau daryti, kaip sako. Čia va, dėl to ir yra tų tokių gerų žaislų. Tai nebandai jau iš tikrųjų. Ne, darau, jo. Nu. Žino žmonės jau tave tikrai ir šitą Kas brandą. Jo, nes Kas žino, tai žino. matom storiukus, atvaro Kas- tikrai ir daug drifterių, ne? Ir Atvažiuoja ir dristeriai pasidaryti. Vasarą tai pagrindė, turbūt jie ir važiuoja, mano pagrindė, žinai, toksai. Ir pačio tas kaip hobis, ne, driftas, nes, nu, sakau, aš dabar ką tik irgi žiūrėjom, kaip tu varai, atrodo, taip viskas easy gaunasi, tai ir su Egiu atėjom pasibandyti, kaip Egi tau gaunasi. Kaip važiuosi? Kitaip negu Uriuje, ne? Tai va taip važiuojam, jo, o pas tave viskas žiauriai, smagiai, gražiai, tai tikrai supranti Tai čia dalykus. žinok, aš čia dar iš vis praktiškai nemoku skaitas. Bet tarkim, sakei, tuos visus nustatymus ant žaidimo irgi iš savo žinių pasidarėjo, ne? Suvedimą, tarkim, visus. Tai jo, nu, tai tu važiuoji, žiūri kaip valdosi ir reguliuojasi. Jo, žinai. nes žaidime Tai aš pats turiu Assetto Corsa, būna driftui skirtos mašinos ir tipo jau kur žiedui. Taip. Ir tu šitą mašiną, ne, tau padarė modą Driftui. su tavo automobiliu ir tu pasidarai, kad tau Ne, ir tai jie padarė iš žiedui karto tiktų. driftui. Ne, driftui padarė. Driftui padarė. Jo, jo. Ir tu dar gali pasidaryti ją dabar žieduje, nes susireguliuoja viską. Jo, turiu dar nustatymus žiedui, kad pravažiuotų. Ir Nemuno žiedą kiek įvažiavai? Ne, tai net su sena trasa, minutė 13, 200 pėman. Žiauriai geras laikas, iš tikrųjų, Bet palyginti. tai čia, nu, dabar jau neįvažiuoju tokio laiko. Bet viskas yra. Pasikeitė biški modas visas ir dabar. Aha. Šiaip bus įdomu pabandyti ir man, nes šiaip sakau, kiek pats žaidžiu, tai jeigu driftinę mašiną pasiemi žiedą ten, nu, iš tų duotų, kur jau įsirašai, Tai nepavažiuoju. nepavažiuoja, jo, Jo. nepavažiuoja. Ir vat, jeigu tu susitvarkiai, Nes va pirmą buvom padarę modą, kai su Džizeku buvo,
tai labai gerai būdavo. Ir tam, ir driftui gerai, ir žiedui gerai. O dabar perdarė biškį ir viskas, žiedo jau nepavažiuoji. Jau sumėto, ne? Jo, pradeda bėgti galas. Gerai. Bet aš turiu dar tą seną modą, dar pasilikęs. Tai, kai noriu pavažinėti žiedę arba kokį Nürburgringą išlėkti, tai tada jau pasiemi tą kitą, žinai, modą. Gerai, gera mintis, labai gerai, kad treniruojas Nürburgringą, nes žiauriai norėčiau su Chebra kažkada išlėkti. Aš irgi visada svajojau. Tai va, pasidarysim, gal bus Hot Road Mission. Būtų labai pavaryčiau. Mission Possible. A ne, Egi? Jo. Nesvarbu, jam neįdomu dabar. Gerai, fainai, čia pas tave labai iš tikrųjų vyksta rimti dalykai, lauksime tęsinio, kaip toliau progresas ir šitam linkim bambukui užsipūsti ir tavo šitai naujai širdeliai su visa kaltiena atkeliauti ir pamatyti dar daugiau drifto ir dar daugiau whiteboard'o ir visų kitų dalykų, ko mes ir norim visus žmonės padžiuginti Hot Road. Nu, tikėkime, taip ir bus. Anksčiau ar vėliau. Taip.